Atėjo laikas metų apžvalgai. Važiuojam. Žodžiu, Europa pagaliau suprato, kad jei nori būti lyderė, turi būti kieta. Kaip aš. Gal net dar kietesnė. Metų tema – energetinė nepriklausomybė nuo Rusijos. Europa nulipo nuo klibančios senos taburetės ir pasuko link vėjo ir saulės. Pagaliau turėsime ne tik stabilų, bet ir tvarų pamatą. Toliau saugumas. Europa griežtai pasakė, iki 2030 metų visi susitvarkom gynybą. Jokių skylių, pro kurias gali įlysti visokie tarakonai, nepaliekam. Ir suteikia galimybę šalims per 4 metus investuoti 800 milijardų eurų į savo saugumą. Šiam tikslui sukurta nauja finansinė priemonė SAFE. 150 milijardų eurų lengvatinių paskolų tam, kad valstybės greitai įsigytų tai, ko reikia modernesniai gynybai. Va taip va Europa užsikūrė. Europa taip pat sustiprino savo partnerių tinklą ir tapo pasaulio stabilumo poliumi. Europos Sąjunga ir jos valstybės narės yra didžiausios Ukrainos rėmėjos, skirta daugiau nei 187 milijardai eurų, įskaitant 66 milijardai eurų kariniai pagalbai. Europos komisija pasiūlė padengti 2/3 Ukrainos finansavimo poreikių ateinantiems 2 metams – apie 90 milijardų eurų. Nepaisant nesibaigiančios Rusijos karinės agresijos, Ukraina yra tvirtai įsipareigojusi siekti narystės Europos Sąjungoje ir vykdo esminės reformas. Kalbant apie taikos iniciatyvas, privaloma laikytis esminio principo. Nieko apie Ukrainą be Ukrainos, nieko apie Europą be Europos ir nieko apie NATO be NATO. Nauji iššūkiai reikalauja naujo požiūrio ir stipresnio atsako. Europos komisija pasiūlė, kad kitas ilgametis ES biudžetas būtų beveik 2 trilijonai eurų. Tai reiškia daugiau dėmesio gynybai ir saugumui, ekonomikos konkurencingumui ir inovacijoms. 2026 metais bus dar daugiau teigiamų pokyčių. Privalome spartinti inovacijų tempus. Europa prisiima atsakomybę už savo pramonę ir ateities technologijas tokiose srityse kaip dirbtinis intelektas, kvantinė kompiuterija, biotechnologijos, gynyba ir netgi kosmosas. Mes, lietuviai, labai vertiname 4 pagrindinės judėjimo laisvės Europoje – asmenų, prekių, paslaugų ir kapitalo. Europa siekia iki 2028 metų panaikinti visas kliūtis ir sukurti 5 judėjimo laisvę – inovacijų. Kalbant apie verslą, mažiau biurokratijos, daugiau realaus įgyvendinimo. Europos komisija jau pasiūlė daug supaprastinimo priemonių. Konkretus tikslai apima išlaidų ir ataskaitų teikimo pareigų sumažinimą iki 2030 metų bent 25% visoms įmonėms. Taip sutaupant daugiau nei 37 milijardus eurų. Ir tai dar ne pabaiga. Dėl mažesnės biurokratijos paprastės taisyklės automobilių, mokesčių, energetikos srityse ir dar daugiau. Kas dar? Mariau? Bus ne tik biurokratijos mažinimas. Kitąmet vienas didžiausių prioritetų – gynyba ir saugumas. Europos komisija pateikė labai aiškius planus dėl Europos gynybos ateities. Vadovaujantis jais, valstybės narės galės investuoti į gynybą pagal savo šalies poreikius. Beje, tarp prioritetų taip pat ir Europos gynybos nuo dronų iniciatyva bei rytų flangų sienų sargyba. Po intensyvaus 15 metų darbo ir Europos palaikymo išmaniai perjungėme ir vieną svarbų jungiklį. Baltijos šalys šiandien prijungtos prie europinio elektros tinklo. Sinchronizacija įvyko. Socialiniai klausimai taip pat nelieka nuošaly. Europa tai visų pirma Europos piliečiai. 2026 metais didelis dėmesys maisto saugai, darbo vietų kokybei, judumui. Tikslas – kuo mažiau kasdienių problemų ir kokybiškas gyvenimas, europietiško gyvenimo būdo skatinimas. Ir galiausiai, Europa toliau įsipareigoja remti Ukrainą, Moldovą, stiprina partnerystės visame pasaulyje. Ir tai, kad investicijos į gynybą didinamos 5 kartus, siunčia aiškią žinutę. Mūsų europiečių saugumas dabar yra prioritetas.